Tai ką, pradedam šiandien podcastą naują su labai įdomiu žmogum, su Marina. Labas, Marina. Labas, merginos. Labai ačiū tau, kad atėjai, Dėkoju. labai tavęs laukim ir net nebijau, kad bus tikrai labai įdomu. Marina, šiaip mes pristatom svečius pačios, bet šiandien padarysim kitaip ir tu pristatyk save. Ačiū. Tai mano vardas Marina Valiukoninė. Pirmiausia, ką jums reikia žinoti apie mane, kad aš esu ne lietuvė. Su Baltarusija 10 metų jau su Lietuvoje. Taip gavosi, kad tapau meilės emigrantė. Vyras mane čia prasitimpė. Bet aš labai džiaugiuosi, atrodo, grįžau namo. Ir čia dabar vystau veiklą ir padedu kitiems per socialinius tinklus padaryti tokią proveržį savo veikloje ir išmokti daryti pardavimus per socialinius tinklus. Bet mano pradžia buvo būtent su mastermindais. Tai aš save taip vadinu, arba kartais mane taip pavadina, mastermind įrankio pradininkė Lietuvoje. Tai yra grupinės mentorystės formatas ir įrankis. Ir su mastermindais aš pradėjau. Aš rinkdavau tokias grupės, padėdavau kitiems išmokti vesti tokias grupės. O po to, kada supratau, kad, fainai, kada yra įrankis, pavyzdžiui, kaip coachingas, bet reikia išmokti jį parduoti. Ir padėdama savo tai padaryti ir savo mokiniams, aš labai stipriai lindau į pardavimus, online pardavimus, turinių kūrimą, socialinius tinklus. Ir jau mano 5 metai mokymasis taip išsirituliuoja šitą veiklą. Ir dabar aš pati tai darau, aktyviai vedu savo socialinius tinklus ir padedu kitiems išdrįsti, eiti, daryti, reiškytis, komunikuoti, kurti vertę naudą kitiems ir monetizuoti savo veiklą per socialinius tinklus. Marina, aš labai noriu papasakoti, kaip aš apie tave sužinojau. Iš tiesų, tai apie tave visų pirma man papasakojo draugė. Kaip ir socialiniuose tinkluose aš buvau tave mačiusi, bet papasakojo ji man apie tave ir sako, žinok, aš įsigijau mokymo kursą ir sako, tu neįsivaizduoji, kaip jį varau. Sako, tai yra įrodymas žmogaus, kad norint daryti, tu gali padaryti labai daug. Ji išmoko kalbą ir jinai sako, taip kaip geba, taip kaip moka, taip kaip jaučia viską tiesiai, šviesiai, sako tiems žmonėms, duoda, perteikia, mokina ir padaro daugiau. Žmogus atvykęs į čia, nemokėdamas kalbos, padaro daug daugiau negu kiti lietuviai ir sako, mane tai taip sužavėjo. Ir aš būtent po šito pasakojimo irgi nuėjau, pagauta tos emocijos, įsitikinti ir tiesiog praskrolinus. Jau pačekinti. Aha. Gerai. Pačekinus tą anketą, tikrai įsitikinau, kad taip matosi, kad žmogus daro nuoširdžiai. Nuoširdžiai ir fainai. Ir aš manau, kad tai ir jaučiasi iš tavo tos komunikacijos. Ačiū, malonu, tikrai. Super. O Marina, pasidalink tada pati. Išėjai į socialinius tinklus. Ir kiek laiko truko tas visas procesas, kai prasidėjo jau monetizavimas iš tų socialinių tinklų? Aš gal pradėsiu nuo savo klaidų. Gerai. Pas mane buvo 2 online mokyklas. Viena rusakalbėms, o kita lietuviams. Ir 80% mano dėmesio buvo su rusakalbės. Aš dirbau su rusakalbės visam pasauliu ir mokinau mastermind grupių moderatorius. Pas mane buvo didelė komanda, 15 žmonių, didelis apyvartos, bet kada įvyko, kas įvyko, prieš keletą metų, labai stipriai pasikeitė rinka, pasikeitė ir mano požiūris į visą tą situaciją. Ir aš uždariau tą mokyklą, pristabdžiau ir visą dėmesį nukreipiau į lietuvišką rinką. Ir kas įvyko? Mano 80% ten dėmesio generuodavo man 20% rezultato, o Lietuvoje mano 20% dėmesio generuodavo man 80% rezultato. Ir tiesą sakant, aš savo lietuviškam akaunte nedariau komunikacijos, aš dariau tik pardavimus, įsivaizduojat? Aš variau realiai su pardavimais, man reikia paleisti grupę, parduodu. Ir kas įvyko? Aš dariau kažkokius pardavimus, tai, jeigu dabar vertinti, tai buvo labai minimaliai, bet mano profilis, mano žinomumas, mano asmeninis prekinis ženklas neaugo. Nes kada mes varom savo komunikaciją tik su pardavimais, gal tiems, kurie dabar žiūri, jums per mano klaidas irgi tai surezonuos, mes tada darom kažkokius pardavimus. Mums atrodo, kad tai yra okei. Bet kada mes persijungiam tą tumblerį, tą vadinamą, ir pradedam komunikuoti, kurdami vertę, naudą, tarnaudami auditorijai, ir pardavimai yra kaip reklaminės pauzės tarp tavo naudingo turinio, tarp tavo įtraukiančių, įdomų turinį, kur tu atsiskleidi kaip ekspertas, kaip žmogus. Aš per metus, realiai aš užsiėmiau normaliai savo profilį ar accountą per metus. Aš padariau rezultatą nuo 2000 jau iki 10. Ta prasme, tai yra augimas, buvo kosminis, realiai greitas. Ir iškart visiškai kitas, gal
gal dėl to, kad aš sėmiau savo komunikaciją, lietuviškam akauntui, gal ir čia dabar esu, suprantat? Nes kada tu esi mažas, tu esi nelabai pastebimas, ar sutinkat? Taip. Ir kaip mes dabar, nenorėtumėm gal tai įteisinti arba įvertinti, bet skaičiai tavo socialinius tinkluose, kur yra tas skiltelis sekėjai, tavo sekėjai, tikrai įtakoja daug kas. Tu tampi įdomus kitiems, tave kviečia į podcastus, į reklamą, nori su tavim bendradarbiauti, nori su tavim kažką daryti, nori kurti su tavim kažkokį santykį. Ir ką aš supratau, kad didžiausias resursas ir didžiausias yra vertė, tai ir nėra pardavimai. Momente, kada mes norim, taip sakyti, vaisius nuskinti, pasimti. Į krepšelį įsimesti. Ir viskas. O didžiausias resursas šiais metais tai yra sekėjai ir tavo žmogiškas resursas, tavo bendruomenės resursas. Su kiek žmonių tu sugebėjai sukurti ryšį. Kokie žmonės šiuo metu tave žiūri, tave analizuoja, įsikvėpia, gali pasimti kažkokią naudingą informaciją. Net plaukai. Geras ženklas. Ir ką tai reiškia? Kad dabar svarbu ne pardavimus daryti ir nekišti tos pardavimus, o tarnauti. Ir tai yra mano dabar toks kredo, kurią aš ir noriu pertikti tiem, kurie šiandien žiūrės šitą podcastą savo socialinius tinkluose, o tarnystė gali būti per perdavimą savo patirties, savo žinių auditorijai labai lengvų, fainų formatų. Kaip manai, Marina, ar žmogus, kuris nori kažkuo būti, kažką parodyti socialiniuose tinkluose, susikuria mintį, kaip jis turi ten atrodyti kaip ekspertas ir jis nerodo savo autentiškumo, nerodo savęs, ar jis ilgai važiuos su tą paskyrą, ar ne. Man atrodo, kad žmonės kuo toliau, tuo labiau myli tą paprastumą, žmogiškumą, tą tikrumą ir kad tai vis tiek kažkurio momentu išlenda iš šito proceso. Kaip tu tai matai? Aš praktiškai tai matau. Atsizduojat, jums ateina pakvietimas į draugus Facebook'e arba pakvietimas pafollowinti kažkokią Facebook page. Ten yra logotipas, kažkoks ten parduotuvė arba kažkoks coacherių bendruomenė kažkokius kviečia, ar ten, nežinau, Braškės Pelaitė, ne? Jūs kviečia pafollowinti page. Ar norit priimti tokį pakvietimą? Ne. Kodėl? Aš žinau, pasižiūrėsiu kokią nors reklamą, nueisiu į puslapį ir užteks kam čia. Kada man reikės, aš nusipirksiu. Taip. Aš tave taip rasiu. Dabar yra su paieška nėra problemos. Ne? Pas mus yra Google paieška, pas mus yra daug. Bet ką mes dabar nenorim? Mes dabar nenorim matyti tiesiog reklamos. Tiesa? YouTube ten išlinda 15 sekundžių kažkoks tas video reklamos. Ir tu tokia, jau greičiau, nes aš jau noriu tą dainą savo klausyti. Jau 15 sekundžių yra per ilgai YouTube. Sutinkat? Tai kas gaunasi, kad dabar, jeigu mes rodom tik reklamą arba slepiamės už produktą ir mes nematom tą žmogų, tą kūrėją, kuris kūrė tą produktą, vertybės, vertę, didesnį misiją, kažko asmeniško, mes tada nefollowinam ir nenorim sekti tą žmogų. Realiai aš pažiūrėjau, analizavau profilius, kas seka. Ir dažniausiai kiti žmonės neseka parduotuvės. Jie seka žmonės, kur yra nors elementariai avatariniai nuotraukai yra ne logotipas, o nuotrauka. Galim pradėti tiesiog nuo to, neslėptis už prekinį ženklą, o parodyti asmeninį prekinį ženklą. Ir atsakant į tavo klausimą, ar ilgai jie važiuos? Jie tikrai važiuos ir tikrai yra daug įmonių, kurie dirba būtent per prekių ženklą. Pažiūrėkit, mūsų Lidlas, Maxima, Douglas. Ar mes žinom, kas ten yra kūrėjai arba bendrasavininkai? Tikrai ne. Bet tada pagalvojam, kiek jie investuoja į marketingą ir mokamą reklamą. Įsivaizduojat, kokie ten yra biudžetai? Ir šiaip jie pasitelkia kažkokius žmonės, ar ne, kurie reklamuoja tuos produktus. Šaunuolė, ką mes matom, mes užėjom į Lidl puslapį, Lidl Lietuva, ir jie samdo judžiusių kūrėjus, influencerius, kurie filmuoja įdomų, įtraukiantį turinį, jie naudoja kitus žmonės veidus, kad pertikti savo verslo, savo produktą, naudą ir vertę. Tai, sakau, atsakant tavo klausimą, ar jie ilgai važiuos, aš manau, jie važiuos, viskas gerai, jie turės pardavimus, bet jie turi keletą tokių niuansų. Pirmas niuansas, jis turės daugiau investuoti į reklamą mokamą, Google Ads, Meta reklamai. Tada jie turės vis tiek ieškoti žmonės veidus, kas bus atstovai. Fainai, jeigu tai bus darbuotojai, bet jeigu tai nebus darbuotojai, tai bus influenceriai, judžiusi kūrėjai ir tie, kurie nebijo save rodyti. Ir trečias dalykas, jie tikrai gali važiuoti ir ilgai fainai važiuoti, bet mes vis tiek prieisim prie to, kad jie norės plėstis ir jie norės daryti
santykį su auditorija. Ir vis tiek anksčiau ir vėliau jie supras, kad reikia ir auginti auditoriją. Ir dauguma verslų dabar tai daro. Man tai, žinai, Marina, klausimas iš karto kyla toks. Kaip neapsigauti šitoje vietoje, nes socialinėje erdvėje, aš, pavyzdžiui, irgi tikrai žinau daug tokių atvejų, kad, atrodo, fainumo įsikūnijimas, nuoširdumo vertybių, ten milijonus ir visa kita, bet kai žinai realiai tą žmogų gyvenime, jau kažkokius tikslus, ketinimus ar dar kažką, supranti, kad nėra ten taip, žinai, švelnu ir pūkuota ir ten yra daug visokių dalykų, nors kažkokių norų apgauti, prasukti kokią nors ten varką ar dar kažką, o iš tikrųjų socialinėje erdvėje komunikuoja apie sąžiningumą, vertybės ir žodžiu, kaip man, kaip žiūrovui, sužinot, kas tikra. Geras klausimas. Neturiu tavo atsakymą. Aš net ir pagalvojau, kad žinau, ką pasakys, nes čia toks... Realiai neturiu tavo atsakymą. Bet tada kokia ta komunikacija, ar mes galim prikomunikuoti, kad mes labai čia visokie faini, ar ne? Iš tikrųjų, bet iš tiesų tokie nesam. Tai man tai, žinai, dažnai toksai kyla klausimas, kaip kas tiesa? Kas tiesa, nes tikrai ten gali, aš neįsivaizduoju, gal sunku net išvesti procentą kažkokį, bet aš manau, kad jis tikrai labai nemažas. Jis yra. Aš net dabar pagalvojau apie tai, kad kaip vyksta pardavimai, ar ne, kitur. Tau pasiūlo kažkokį ten, nežinau, gausi bilietą į mokymus, bet tu pasidalink mūsų mokymais, ar ne? Arba tu pasakyk, kad pas mus mokais ir yra gerai ir aš tau duosiu galimybę, ar ne? Ir iš tiesų tai sukuria tą tokį, tu nežinai iš tikrųjų, kaip ten kas yra, ar ne? Ir jeigu aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, mes su mano klientais užpirkam influencerių reklamą. Mes užsipirkam reklamą pas žmonės, kurie turi savo auditoriją. Ir ką aš pastebiu, kad kartais influenceriai pasiema reklamą, reklamuoja tą produktą, paslaugą, mokymus, nenaudodami tą produktą, nes tai yra jų veikla, tai yra jų verslas. Ir tai yra, tu visiškai tiesi, tikrai. Arba, ta prasme, vertybės, kurie transliuoja. Mes galim parodyti tą, ką mes norim parodyti. Ir galim nuslėpti tą, ką mes nenorim parodyti. Bet aš, žinok, tai jeigu per save praleisti tavo klausimą, kaip aš dažniausiai įvertinu, tai aš praleidžiu per save, kaip žmogus kalba, žiūriu į kūno kalbą, žiūriu, kaip jis dalinasi, ar jis savo vertybės atkartuoja nuolat, ar nekeičia savo nuomonę. Aš tikrai galiu prisipažinti, aš čekinu žmonės. Man atrodo, daug dabar socialinius tinkluose žmonės pasižiūri, pavyzdžiui, mes gavom 100% rekomendaciją, taip, ir tada mes vis tiek prieš užsirašant, mes einam dar pačekinti. Vat jūs čekinat, prisipažinkit. Taip, tikrai. Taip. Ir tada mes per savo kažkokius vertybinius filtrus tą informaciją, kaip tu sakai, užėjai mano profilį, pasižiūrėjai ir tau kažkas surezonavo, bet galėjai ir nesurizonuoti. Aš galiu jums pasakyti, aš esu Baltarusija, dabar su tokia situacija politinė pasaulyje, yra žmonės, kurie užeina, jie girdi mano, atleiskit, kalbantį galvą, su mano akcentu, su mano klaidomis, jie girdi, kad aš esu rusakalbė ir jie net toliau neina, nei followina, nei rašo, neklausia dėl kainos. Jie niekada gyvenime neateis dėl mokymų, nes jiems tai yra vertybiškas dalykas, dabar toks nustatymas. Nusistatymas, iš ankstinės nusistatymas. Ir viskas okei. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jie mane pačekino, išgirdo mano akcentą, klaidos, suprato, kad aš esu ne lietuvė, kad aš ten čia tikrai nedaug dar metų gyvenu ir kad pas mane neateina tie žmonės, kurie turi iš ankstinį kažkokią priešingą nustatymą. Tai mes kartais, atsakant vėl į tavo klausimą, mes kartais galim tai pajausti. Kažkokią komunikaciją, kad per stories, per reelsus, per pasikartojančius kažkokius komunikacijos turinio vienetus, prasme, kokia žinutė transliuojasi. Ar tai nesikirta, ar ta, ką žmogus sako, ar jis iš tikrųjų tą daro. Ir tai galima suprasti tik ilgesnį laiką stebint žmogų. Bet žiūrėkit, kame yra klaida. Labai yra, ne klaida, gal toks, galiu pasakyti, kur sudėtinga padaryti tą, kaip tai pasakyti, kaip tai paklausi, nuvertinimą, ne, arba suprasti, kur yra tiesa, kada žmogus tik rašo. Nes kada mes rašom, ten yra atsijungti keletą dar verbaliniai kanalai. Ten nėra balso voice toną, ten nėra intonacijos, kūno kalbos ir taip toliau. Ir parašyti iš tikrųjų galime viską, ką tu nori. Sutinkat? Taip. Net dirbtinį intelekto avatarą, jie to išsakys tą, kad tu jam parašysi, kokią tu užduotį jam duosi. O mūsų kūno kalba, prasme, ten vis tiek.
Pavyzdžiui, aš kada sėdžiu prieš vyrą ir meluoju. Ką tu ten jau suki, sako? Ką tu ten nori? Na, jis iškart jaučia. Taip. Arba vaikas ateina ir aš jaučiu, kad jau ten mala man. Na, ašgi girdžiu tai. Tai aš manau, tiesiog svarbu, kad žmogus komunikuotų per balsą, kalbantį kalbą, dalintųsi ir filmuotų video turiniu, kur yra kalbėjimas, dalinimasis. Pavyzdžiui, jūsų podcastas nuostabi erdvė pažinti žmogų, jūs pažinti kaip ekspertus, tos svečius, kuriuos kviečia. Tai aš labai dėkoju, kad jūs tai darot. Ir jūs irgi padedat kitiems žmonėms padaryti tą išankstinę nuomonę apie žmogų. Tai yra nuostabu. Marina, bet tai jeigu tavęs klausia studentai dabar mokymų metu, ar reikia, aš manau, kad tikrai gauni dažnai tokį klausimą, ar ne? Ar reikia rodyti save, ar būtina rodyti save? Kaip tu vat jiems į tai atsakai? Kokia aš bjauriai su ta vieta. Jeigu dabar va tai kamera pasakytum tiem mūsų mokiniams, ką aš sakau, nu, klausykit, realiai aš esu labai bjauri. Ir mane visi vadina profesionaliai subinių spardytoja. Mane trolina. Bet vis tiek tave, bet pažiūrėk, tu spardai subinės, bet tave vis tiek myli, ar ne? Vadinasi, Nežinau. kažkas ten slepiasi. Nu, tai mes matom tai, kad yra tas atgalinis ryšys. Tikrai mane ne visi myli. Suprantat, žmonės, kurie išreiškia save tikrą, man užtruko tai 7 metai. Tai yra didžiulis darbas su psichoterapija. Kas savaitinė higiena, kada aš plaunu savo nustatymus nuolat. Tada yra darbas su mastermind grupėmis 8 metus, kada yra kas mėnesinė arba 2 kartus į mėnesį susitikimai su komanda, kur tu nuolat darai refleksiją. Ir tai yra didžiulis kiekis praktikų, kurį aš praėjau, kad tiesiog priimti save tokią, kokią aš esu. Ir būti savimi. Tai ką aš galiu pasakyti, kada esi savimi, tada tu gali ir kitiems būti savimi ir nėra kaukių. Ir žmonės tai jaučia. O ką aš kalbu tiems, kurie bijo perlipti per save? Žinot, dažniausiai kame yra problema, kad jie bijo parodyti save tikrą. Arba jie nežino dar save tikrą. Jie prisižiūri kažkokį paveiksliukų socialinį erdvėj, arba kažkokiu įvaizdžiu, suformuotų, kartais suvaidintų, kaip tu sakai, ne? Ir galvoja, kad reikia va taip. Jie bandam pritampti, o aš ne tokia. Ir tada labai sudėtinga tiesiog išeiti ir parodyti save tikrą. Bet aš galiu labai, kaip aš sakau paskaitose, pasakyti, ką aš sakau. Žinau, gal kažkam tai bus naudinga, bet tai yra žostkai. Realiai. Aš sakau, kodėl tu nenori eiti komunikuoti ir kalbėti apie save drąsiai, apie savo vertybės, dalintis naudą. Tai pirmas dalykas, tu turi kažkokią pretenziją savo. Ne? Tu save nepriėmi. Aš blogai kalbu. Galvoti, aš negalvoju, kad aš blogai kalbu. Na, aš suprantu, kad aš netaisyklingai kalbu lietuviškai. Ir tai galėtų būti irgi priežastis neeiti komunikuoti. Tada, pavyzdžiui, aš kažkokia kreiva, pas mane dabar spogas čia kažkur išlindo, o dar aš stora, pas mane plus 10 kilo, o dar aš kalbu netaisyklingai, o plus aš dar negaliu save žiūrėti, mano balsas yra netobulas. Kas yra? Aš nepriemu save, teisingai? Tu turi pretenziją pirmiausiai kam? Tu turi pretenziją Dievui. Tave Dievas sukuria kažkokį kreivą, su kažkokiu šnipžiužiu balsu ir tokia. Tai yra pretenzija Dievui. Kaip jums? O jeigu nekalbėti į Dievą, ta prasme, visatos kategoriją, o tėvų kategoriją. Tave tėvai sukuria kažkokią kreivą. Ne? Tu kaip prie neteini pas tėvą. Klausyk, aš vapšė kreiva. Kaip tu galėjai mane tokį sukurti? A dabar dar kitaip. A dabar tavo vaikas ateina ir sako, žinai, mama, aš neįsiu šokti, neįsiu ten į tą būrelį, nes aš visiškai negraži, kreiva, aš savo nepatinku. Kaip tu kaip tėvas jauties? Skaudu, ne? Žiaurius. Taip, nes viską atidaviau, viską padariau, ką geriausiai ir priekaištai. Aha, ir priekaištas yra. Kada tu ateini į visatą su tokia priekaišta, ne, tai pasaulį, ta prasme, ten nėra jokio rezultato, ten iš esmės neteisinga energija. Tu jau ateini su priekaišta, su nepasitenkinimu ir tu turi didžiulį pretenziją. Ne tai, kad savo kažkas nepriėmė, tu turi pretenziją tėvam, Dievui, kūrėjui. Ir tai yra didžiulė vidinė problema. Ir aš atvirai sakau, eik tvarkykis su savo tarakonais, kurie čia yra. Aš negaliu pasitvarkyti su jais. Eik tvarkykis, ten tikrai yra kažkokias traumas, ten yra daug ką užkasta. Bet taip, tai prasme, negalima. Antras dalykas, kada tu bijai rodyti save, tu esi visiškai egoistas. Ir tokiu, ko aš egoistas, ašgi čia bijau. Ok, sakau, tu bijai, bet tu dėl savo ten visų tų baimių neeini tarnauti. Labai geras pavyzdys, mano psichologas man pasakė. Žinot, ką jis pasakė? Sakau, įsivaizduok, tu esi kažkaip patalpoje, o ten teroristai užėjo.
Vieną jau nušovė, trečias jau guli sužeistas, vaikas rėkia, jam panikos ataka, nes šią moteris iš vis ten, jai iš vis ten kosmosas, jį bijo už savo vaiką. O tu gyva, tau irgi labai baisu, bet tu supranti, kad tu gali dabar kažkaip ten dasibrausti iki to nežinau, ten sužalotų žmogų, gal padėti jam ten perrišti tą koją, gal nueisi tą nuraminti tą moteris nešę, vaiką tą kažkaip, tu eisi, ne, iš to instinkto, tai eisi pagelbėti kitus, kam yra blogiau nei tau. Tiesa? Jūs irgi taip padarytumėt, 100%. Teisingai? Gal kažkiek būtumėt panikai, bet pata pas jūs įsijungtum tas gelbėjimo režimas ir jūs pradėtumėt gelbėti. Bet jeigu tu esi egoistas socialinėje erdvėje, tu tokį stovi, aš bijau, ne, aš niekam neįsiu padėti, aš bijau. Bet pas tavė yra prikauta per savo gyvenimą daug žinių, patirties. Tu, pavyzdžiui, tikrai, jūs savo veikloje tikrai daug žinot, ne aš. Jūs mokat projektus rašyti, jūs mokat, pavyzdžiui, net podcastus dėlioti. O aš nemoku. Ir aš stoviu ir man ten baisu, o jūs žinot. Ir jeigu aš rėkiu, aš nežinau, aš bijau, sakau, Marina, tuoj mes tau padėsim, ne? Ir jūs neegoistiškai einate tai daryti, o dėl to, kad jūs norite tarnauti, atiduoti, padėti. Bet tiesiog, kada mes nesame ekstremalioje situacijoje, kada nieks nerėkia, nieks ten nesužalotas, kraujas nebėga, mes galvojam, taigi nieks nereikia aplinkui, reiškia, niekam nereikia, o aš egoistiškai bijau daugiau nei tie, kuriem reikia pagalbos. Ir tada mes visiškai esame egoistiškai pozicijai, aš nedalinuosiu, nes aš bijau ir aš neinu tarnauti. Tai kada sakau, kada jūs bijot, pagalvokit, kur jūsų žinios gali padėti kitiems, išgelbėti gyvybę, padėti perėti kažkokias baimės. Ir reikia tiesiog suprasti, kad aš bijau, bet aš suprantu, kad aš noriu daeiti iki Dievo savo gyvenimo pabaigoje geresnė versija, užsitarnaujant tą tokią gerą reputaciją, nežinau, karmą, daryti tikrai realiai daugiau. Ir kada tada atsijungia tas ego, nes ten yra didžiulis ego, kuris, ką apie mane pasakys, o kaip aš atrodau, o ką aš toliau darysiu. Ir tu eini tarnauti, eini gelbėti kitus, kurie nežino tą, ką žinai tu. Kaip jums tokia? Bet žinai, man tai iš karto irgi toks iškilo klausimas. Man pačiai irgi į socialinę erdvę išeiti nebuvo, kad sakyčiau, ten labai blogai, nes aš tokia ką pagalvos, bet buvo reikalų, bet kokiu atveju išlysti į tuos socialinius tinklus. Atsimenu pirmus storius, tai ten filmavau iš 50 karto tik pavyko, bet mano kolegė čia mane prispaudė. Ir neturėjau pasirinkimo. Tai žodžiu, išėjau, kaip ir viskas gerai. Ir susilaukiau tokių įvairių, gal sakyčiau, dvejopų atgalinių ryšių. Vieni sako, vau, kokia tu šaunuoliai, kad išdrįsai darai ir kaip tu tiek sugebi su tais mažais vaikais padaryti. Bet buvo ir tokių, ypač mamyčių, kurios man sakydavo, žinai, aš pažiūriu, kiek tu visko nuveiki ir vaikus augini, ir namai, ir visa kita. Ir dar tiek nudirbi ir sako, aš jaučiuosi blogai, sako, aš jaučiuosi tokia nevykėliai, nes aš tai tik tai vaiką namie auginu, o sako, pasižiūriu į tave ir man, sako, toks jausmas būna. Tai tikrai esu sulaukus tų tokių atvirų pasidalinimų ir tokių. Ir aš tada galvoju, gerai, gal kažką aš įkvėpiu, kad tu, mamytė, tu irgi gali daryti, bet kažkas gal sėdi ir galvoja, aš tai blogai ir aš tada nepadedu. Ne, tu padedi. Tu vis tiek padedi. Nes ta mamytė, kurie jaučia, kad ji gali, ją trigerina tai. Tiesiog dabar jie arba nedaro, arba tingi, arba priėmė tokią dabar savo gyvenimo laikotarpį, priėmė tokią pasirinkimą, tokį sprendimą, bet tu jai rodai jos potencialą. Ir jeigu jos tai trigerina, tai yra tiesiog jos potencialas, kuris nėra išpildytas. Pavyzdžiui, mane žiauriai trigerina plonos gražios merginos. Su tokiais pilvais, žinokit, kad tokiu. Aš žiūriu, mane bėsina, suprantat? Nu ir ką? Ką jie mane daro kažką blogą? Ne, jie sveikai maitinasi, sportuoja, prižiūri savo discipliną ir rutiną. Ir taip jie mane truputuką erzina. Bet tai yra mano nerealizuotas potencialas. Aš irgi galiu taip atrodyti. Pakelk, Marina, šikną ir daryk, nu. Tai man šitoj vietoj irgi atrodo, kad viskas yra užsisukę tame tokiame mūsų pozicijoje. Taip, mums kyla kažkoks pavydas, ar ne? Mes matom kažkas kažkam, kur darė, jiems pasisekė ir mums kyla pavydo jausmas, ar ne? Mes ir,
pasijaučiam nesmagiai. Iš tikrųjų, tas pavydo jausmas nefainas, ar ne? Ir tada, vat, ką mes su tuo darysim? Ar mes kažką keisim, išdrysim, ar mes tiesiog toliau pavydėsim ir eisim į tą dar blogesnį nepasitenkinimo ratelį? Į pyktį, į neapykantą, į heitą, į kažkokią, nežinau, palimą kitus žmonės, į vertinimą. Arba mes suprantam, net bet koks jausmas, žiūrėkit, tai yra Dievo dovana, bet koks jausmas. Arba geras, arba blogas. Ir kada jis iškyla, jis toks, toks skambutis. Pas tave yra jausmas, reiškia, tu supranti, kur toliau tau orientuoti šitam gyvenime. Nes protų mes negalim vadovautis. Mes galim vadovautis tik savo jausmais gyvenime. Jūs, greičiausiai taip ir gyvenat. Fainai, susivaibinam, einam, darom, ne? O jeigu jūs nuproti, taip, kaip jie ten greta, fainai, ne fainai, ten mažas vaikas, greičiausiai nepatė. Ne, jūs eit vadovautis protų, einate tą visiškai. Mes pradėjom tai visiškai kaip beprotis, absoliučiai. Mes turim tokį įvardinimą, mes iš tikrųjų kartais viena kitai pasakom, kad mes nenormalius. Nu, ta prasme, tikrai, tai matėsi, merginos. Sveiku, tu nepaaiškinsi. Ir mes palėtėm tą pavydo momentą ir heitą. Labai noriu dar šitą vietą pajudinti, pakrutinti. Kaip, Marina, tau su tuo heitu? Kiek tu su tuo susiduri, kaip tau su tuo sekasi tvarkytis ir žodžiu, kaip tu šitame dabar esi? Oi, geras klausimas. Ačiū to labai už jį. Iš tikrųjų, heito gaunu daug. Ir mano klientai, irgi jau dabar po truputuką, kas pradeda normaliai komunikuoti, irgi gauna ir mes visada džiaugiamės, kada mes gaunam heitą. Tai yra įrodymas, kad tu pagaliau esi matomas. Tai yra pirmas toks geras pokštas, kad super, pagaliau tu pradėjai komunikuoti taip, kad tu išsireiški taip, kad nenori visiems patikti, o tu būni savimi ir kad tu esi savimi, tu parodai visą savo pusės. Ir geras, ir blogas, pasakai savo tikrą nuomonę ir normalu, kad mūsų nuomonė visiems nepatiks ir mes nepritapsim prie visų. Ir tai yra pirmiausia gera naujiena, o taip aš sakau. Nes kada mano mokiniai man parašo, ten dar print screenas toks, ekraną, aš galvoju, heitą. Ir mes visada, mes žinom visą komandą, kad reikia sveikinti. Ten yra, kad tartukai, ten fejerverkai, mes siunčia sveikinimus. Ir aš mokinau savo mokinės, kad, žiūrėkit, tai yra labai pirmiausia gera naujiena. Antras dalykas, ką reiškia heitas ir kaip jį priimti. Aš grįšiu prie to, ką aš pasakojau prieš tai. Heitas yra ego pažeidimas. Sutinkat? Taip, nes aš galvoju, kad aš pats fainiausias, pats šauniausias, pats geriausias ir kažkas man sako, kad gal kad tu šūdas. Jo. Kad tu darai kažką neteisingai, kad tu blogai atrodai, kad tu nusišneki, kad tavo nuomonė neteisinga, kad taip yra daryti irgi neteisinga. Ir ta, kad tu darai, yra visiškai nieko neverta. Taip? Tai pirmiausia, tai yra ego pažeidimas. Ir kada mes gyvenam savo tik protę ir tik su ego, arba vadovaujamės tik ego, o nesam tarnystėj, tada labai lengva mūsų išvesti iš kelio ir patriginti mūsų ego ir mūsų stabdyti. Ir tie, kurie konkurentai, pavyzdžiui, arba kiti žmonės, kurie nedaro, kurie pavydi, jie naudojasi tuo. Nes tai yra labai lengvas įrankis sustabdyti kitus, kad atrodyti pačiam visam tame lauke geriau. Suprantat? Arba konkurentą paimti, su heitu nužudyti, kad pačiam aukti. Tai yra labai lengvas įrankis. Ir tie, kurie heitina, jie žino tą įrankį. Greičiausiai namuose irgi taip elgėsi su savo artimėsiais. Šiandien kažkokį suknelį šudiną apsimovė, ne? Arba, kokią starajau. Ir tada vyras toks. O aš taip žiūrėjau, koks fainas. Ne? Tai yra labai paprasta. Mes išmokom taip. Mes iš vaikystėje taip išmokom. Vaikystėje, prisiminėt, kaip mus irgi bulindavo? Nu ką ne? Nu kažką vis tiek sakydavo. Nu, aš, pavyzdžiui, aš labai stebėjau savo tą kelionę ir aš analizavau, kodėl aš, pavyzdžiui, turėjau drąsos išeiti į tuos socialinius tinklus ar kažkur. Aš iš tiesų, buvau turbūt laimingas vaikas, nes aš ir su vienturtė, mane mama saugojo tokia kaip gėlytė ir kažkaip jai pavyko apsaugoti nuo to neigiamo dalyko ir man iš karto buvo lengva eiti ir man turbūt pasisekė, nes tie pirmieji žingsniai buvo tokie palaikantis. Todėl aš ir pati labai stengiuosi tuos žmonės palaikyti, kad tik tai jie net pergyvenu, jeigu jie gauna tą heitą, nes aš bijau, kad juos tai gali sustabdyti. Gali. Ir mes irgi turėjom tokią situaciją, kada turėjom vieną laidą ir mes pirmą kartą gavom heito. Nu tai, o vargelį, kai buvo sunku man tai priimti, aš atsimenu, atostogavau Turkijoje ir aš nebegalėjau mėgautis
savo atostogomis, nes aš labai stipriai išgyvenau tą momentą, kad gali kažkas ir kitaip galvoti. Galim paanalizuoti, kokie yra heiteriai. Davai, va, žiūrėkime, padarom tokią kvalifikaciją. Pirma yra heiteriai, kurie slepiasi už kažkokius kačiukus, nėra nuotraukos. Gėlių. Vardas kažkoks ten 007 HZ, kas ten yra, ne? Ok, normalu. Tai yra tie žmonės, kurie nenori būti atpažinti, jie tiesiog realiai varo, jie tikrai skaudžiai daro, jie slepiasi, ir tie heiteriai iš vis yra visiškai nieko neverti, nes jie pirmiausiai patys neišdrįso nieko nei padaryti, elementariai savo vardą pavardę. Čia turbūt tas pavydas, ar ne? Čia Tai yra vat tas jie įpuolė į tą blogą emociją. Taip, tai vat, pavyzdžiui, aš ką pirmiausia rekomenduočiau į tos heiterius iš vis nekreipti dėmesį jokio. Visiškai jokio. Nes ten yra tuščia. Ten nėra net argumentų. Teisingai. Va, tai vat, pavyzdžiui, jeigu tokie heiteriai jums rašo, aš tiesiog jums sakyčiau, džiaukitės, nes pirmiausia, jums labai daro didelį paslaugą. Jie komentuoja, jie kelia jūsų peržiūros į viršų. Jie padeda jūsų, nesvarbu, kokie komentarai geri arba blogi, jie vis tiek algoritmai nuskaito, kad tai yra reakcija. Tai, kaip aš sakiau prieš tai, bet kokia reakcija, bet koks jausmas yra geras. Mūsų pasaulyje kaip žmogų ir taip pat algoritmuose. Arba blogai rašo, arba gerai, algoritmai taigi nesupranta, ne, ką tas žmogus rašo. Tiesiog tai yra reakcija. Ir socialinių tinklų pagrindinis tikslas - iškelti emociją, ne? Ir viskas. Ir jeigu jums pavyko iškelti emociją, žmogus pyksta, ten jūs rašo, nesutinka su jūsų nuomonė, puikiai algoritmo tai yra balai, kad kelti jūsų YouTube video, Instagram reelsą į viršų. Tai mes džiaugiamės ir dar labiau džiaugiamės, kada jie pradeda tarpusavį ten, žinot, komentuoti, ten pykti tarpusavį. Super, tai yra geriausia, kada vyksta diskusijos po mūsų turinį. Aš galiu pasakyti, visi mano viral video, kur ten milijoną surinko, 500 000, tai yra video su heitu. Aš taip jums dėkinga. O tie mano heiteriai, pavyzdžiui, vienas viral video man atnešė 3000 iki. Wow, ačiū labai jums. Ką, aš galiu ant jos pykti? Wow, tikrai wow. Kaip galima ant jos pykti? Jie ten komentavo, ten keletą žmonių, ten tarpusavį, ten kažką ant manęs. O kas ten buvo tokio blogo? Nieko ten blogo nebuvo. O kas iškėlė tą emociją? Aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, aš padariau realiai trigerinį video, kai aš važiuoju su kabriku, su tokiu trumpu sijonu, Tenerifei, filmuoju save, laikau telefoną rankose ir parašau 5 priežastis, apie kurios kiti nutilės, kodėl mes grįžtam iš Tenerifės į Lietuvą. Kodėl, Tenerifę mes nepasirinkom kaip savo gyvenimo vietą. Aš parašiau realiai visas priežastis. Va, tai pirmas trigeris, sijonas, kuris taip kabrikė kyla, užtrigerina vyrus ir kitus žmonės, kad šitai šiknė Baltarusija kažkokia gyvena Tenerifėje, mes tik apie tai svajojam. Tada šitai, tai prasme, į Tenerifę blogai kažkodėl, ta prasme, kur tau gerai galų gale. Ir, žodžiu, dar daug kitų trigerių, kuris jau užsitrigerina žmonės ir viskas, jie pradeda diskutuoti. Ten nėra nieko blogo, aš išsakiau savo nuomonę. Bet kažkam tai yra trigeris ir viskas. Tai mes, Greta, kaip tą laidą turėjom, tai mes irgi palėtėm tą momentą, kodėl žmonės nenori dirbti, kad jie tingi dirbti ir kaip vyksta užimtumo tarnybai. Ir iš tikrųjų mes net negalvom, kad tai bus tokia skaudi tema ir ten paskui prasidėjo irgi diskusijos, kodėl kažkas išmokos negavo, kur ten, ta prasme, kur jau ten su mumis aplamai su mūsų tema nėra susiję. Klausyk, gal grįšim, Alina, su to tema? Gera tema. Tada dar noriu kvalifikaciją pabaigti, jeigu jūs ne prieš. Tai tie, kurie slepiasi ir tiesiog komentuoja, mes jiems dėkojam. Ir sakom, tegul jums jūsų komentarai, jūsų laikas, dėmesys grįžta dvigubai. Nes jie realiai parduoda savo laiką jūsų naudai. Įsivaizduojat, sekėjas, jų komentaras, neigiamas arba teigiamas, konvertuoja jums peržiūros, konvertuoja jums sekėjus, sekėjai konvertuoja jums pajamas ir mes galim jums tik padėkoti. Bet yra dar viena kategorija heiterių. Tai yra heiteriai, kurie yra tavo kolegos arba daro kažkas panašaus. Tai vat, aš irgi paliečiau šitą temą savo profilį, aš neturėjau anksčiau tokią heitą, man buvo irgi iš pradžių šokas. Tai tada šitie, jie iš tikrųjų realiai žaidžia su jumis konkurencinį žaidimą. Suprantat, jie menkina jūsų nuomonę, jie nori save užkelti, kad patys jaustis geriau, neigia jūsų kažkokią pasakytą tiesą. Tai va čia reikia suprasti, kad tai yra vyksta žaidimai. Žaidimai konkurenciniai. Ir jūs supraskit, kad marketinge tai vyksta. Ir viskas. Tai yra kova. Ok, jūs vėlgi atjungit ego, atjungit kažką asmeniškai, jie bandys jūs įžeisti asmeniškai, bet supraskit, kad jie tiesiog žinom visus manipuliacinius žaidimus, kaip tai padaryti, kad jūs sustabdyti, kad patiems kleistis ir augti.
Tiesiog reikia tai suvokti ir viskas. Taip skaudu. Nu, ta prasme, niekas nesako, kad tai yra skanu. Tai yra skaudu, viskas ok, bet jums reikia jungti tada jau tą kritinį mąstymą ir protą, kodėl tai vyksta. O kaip, Marina, tu pati Tai jau čia pasirenki viską pabaigė reaguoti? visą. Dar yra trečias. Ai, dar trečia. Aha. Trečias yra heitas nuo savo artimųjų. Ir tai yra skaudžiausias heitas. Nuo tavo mamos, vyro, draugių, klasiokių. Bet, pavyzdžiui, tu dirbai samdomą darbą, į tave visi matė, ten, žinau, tu ten sėdi prie kompo, kažkokia ten, žinai, pilka pilytė, kažką darai. O čia tu dabar socialinis tinkluose, milijonus ten vartai, supranti, uždirbi ten po 10 štukų, tave kviečia, tu dar parkas. Kas tu tokia, kad tai išlindai dabar? Ir va tas heitas, nu, to žmonių, kurie tu anksčiau, nu, jie buvo tavo draugai, tai yra tavo tėvai, nežinau, tavo vyras. Aš nerealiai, mano mama, nu, jai buvo šokas, kada aš išėjau socialinius tinklus. Nes, nu, Baltarusijos iš vis reikia labai atsargiai išsireikšti. O čia Marina rodo, viską pasakoju, suprantat? Sakom, dukrytė, tu net važiuosi pas mus, nu, ta prasme, neįleis tave, nu, nedaryk tai, nu, prašau, nekalbėk. Jai buvo baisu. Pažiūrėkit, mūsų artimieji, mūsų vyras, ten kažkas, jie dažniausiai bijo už mus. Ir tai nėra heitas, tai nėra nepalaikymas, tai yra jų baimės, kurie nori perkelti ant jūsų. Ir tada yra du sprendimai, arba jūs juos užblokuojat laikinai, jie nežiūri, kol jūs nesivažiuosit, kol jums patiems nebaisu. O antras sprendimas, jūs pakalbat su jais ir pasakot atvirai, žiūrėk, aš dabar tokia situacija, man ar tai baisu, ar gali mane labiau palaikyti, man labai tai yra svarbu, prašau palaikyk mane šitą kelionį. O kaip tada yra, pavyzdžiui, aš irgi turiu tokių situacijų, kad dingo žmonės, tiesiog draugais mano, kai kelios dingo iš mano gyvenimo tiesiog. Dar būdavo paklausti, kaip kas, ir paskui taip jauti, kad vis mažiau ir tu tą iniciatyvą rodai, nes nu, tas ryšys ir visa kita buvo svarbu ir nebeliek kas čia, tada irgi čia tos trečios kategorijos. Nu, čia labiau pavydas. Jie galvoja, kad jie viską apie tave žino, svarbiausia. Aš atvažiuoju dabar pas save į tėvynę ir jie žiūri mano socialinius tinklus ir jie galvoja, kad viską apie mane žino, svarbiausia. Nes tugi viską rodai, bet tugi rodai vis tiek tą, ką tu nori parodyti, ar kažkokios ten tik epizodus savo gyvenimą. Jie dažniausiai neklausia, kaip tau sekasi, ten realiai kyla pavydas. Bet tai ir nėra apie tave. Labai fainai, kad tokie žmonės atsisijuoja. Labai fainai, kad tokie žmonės patys nutola ir kad tu ten niekoji savo energiją. Nes ta energija pavydo arba tokio spaudimo, jie labai įtakoja ir mūsų veiklą. Man tai šitas momentas, šita tema yra tokia įdomi ir artima. Turbūt mes daug kas tai jaučiam, kad aš išklausyti punkto negaliu. Atrodo, kiekvieną kartą noriu kažką ir aš čia. Ir žodžiu, ir man tai būna. Ir dabar irgi klausau ir galvoju, taip, man mama irgi sako, Alinta, aš negaliu žiūrėti į tave, aš pergyvenu tenais, kai tu šneki. Bet jinai nieko tame nesako, bet tiesiog ji taip išgyvena tą visą procesą ir šitą dalykėlį. Ir smagu, kada mes galim tai suvokti ir nepriimti asmeniškai, nevadovauti savo emocijomis, o tiesiog suprasti, iš kur kojos auga. Logiškai surišti, kodėl dabar tai vyksta. Mes vaikam dažniausiai tai paaiškinam kažkokias priežastis, ne? Mane berniukas ten kažkaip. Ir tada, kas ten per berniukas? Tas berniukas neturi tėvų, nu tai žiūrėk, gal supraskis, gal dar nedamylėtas. Ir tu paaiškini, ir tada vaikas pradedi tą savo priešą suprasti ir nepykti. Ir smagu, kai tai tikrai negali įtakoti. Aš irgi dabar visai neseniai turėjau konsultaciją su merginukė dėl paramos ir atrodo viską. Jinai turi visus gebėjimus, visus įgūdžius jau turi ir klientų ir tai vykdo. Tik tai jai imti ir daryti tą žingsnį, kad išeiti iš samdomo darbo, kuris yra visiems priimtinas, ar ne, mama didžiuojasi, kad tokioji ten jinai tą dalyką vykdo, kad viskas tenais yra gerai. Ir jinai man sako, aš dabar jaučiuosi tokia užsimotyvavus, kad tikrai noriu ieškoti, noriu išeiti, noriu daryti, kad kažkas būtų, bet sako, aš net bijau pasakot mamai, nes aš žinau, kad papasakosiu ir vėl jinai man sakys, nuleis žodžiu ant to žemės, kad žiūrėk, ką turi ir finansinis nestabilumas, ką tu darysi, kaip kas bus ir taip toliau. Jiem nesaugu, nes jų yra patirtis ir istorija kitokia. Bet žinau, ką galiu pasakyti, pavyzdžiui, kodėl jums pavyko? Kaip manot, kodėl jums pasisekė sukurti tokį nuostabų duetą, kurti tokią fainą turinį, tarnauti kitiems, daryti podcastus, kiek žmonėms jūs sutikėt galimybę mokintis per kursiok, per užimtumo tarnybą? Kodėl manot jums pavyko?
Nes jūs irgi taip stipriai ten visi ten Nu, ne, aš tai manau dėl to, kad darėm, tiesiog ėmėm, darėm. darėm ir antra yra priežastis. Gal kad tikėjom? Nežinau, iš tikrųjų, tai Tai mes palauk, neanalizavom labai, negalvojom, nekūrėm, mes tiesiog norėjom padaryti kažką. Nu, vat, Jūs buvo dviesi. Suprantat, jūs turėjot komandą. Jūs galėjot vieną ant kitą atsiremti. Suprantat? Kiti nėra kontekstai jūsų veiklos, nesupranta, neturi su jumis bendrų tikslų, o jūs turit bendrus tikslus ir vieną už kitą kovojat ir vieną kitai padedat. Darėt, greitai svarbiausiai, nesiparinat, greičiau, padarom, po to panalizuojam, kaip ten gavosi. Tai yra, iš tikrųjų, pirmas yra komponentas sėkmės – darimas. Kas nedaro, nieko nepasiekė. Man labiausiai mane erzina, kada žmonės ateina į mokymus, žinot, ką jie sako? Dabar man reikia suvirškinti, dabar aš turiu su to permenguoti, dabar aš turiu tai kažkaip ten, nežinau, stalčiukus sudėti savo galvoje, ir taip kiekvieną paskaitą, tada stalčiukai perpildyti, kada reikia daryti, neaišku, iš kokio stalčiuko išimti tą žinojimą ir kaip pritaikyti praktiškai. Tai yra bjauriausia. Antras dalykas, tai yra komanda. Jeigu pas tave nėra žmonių, kurie tave palaiko, dėl ko aš dievinu Mastermind įrankį, tai yra grupinis darbas, kada mes turim ir žinom viena kitos tikslus ir kaip komanda padedam viena kitam pasiekti tikslus. Jeigu tau pavyks pasiekti savo tikslus, tai mano tikslai bus pasiekti automatiškai, nes dar 9-8 žmonės bus taip pat suinteresuoti, kad man pavyktų, kaip aš suinteresuota, kad tiems pavyktų, taip? Vėl stoju plaukai. Šito nebuvom apgalvoję, bet iš tikrųjų mes tikrai vieną kitą papildom, palaikom ir būna tikrai vieną dieną Alina sako, viskas, čia nieko nebus, viskas bus blogai, aš tada tą dieną sakau, ne, žinok, darbas, tada ryte atsikeliu aš. Viskas, nieko nebus čia, žinok, viską baigiam ir darom. Tada pas ją didesnė motyvacija. Tada jinai sako, ne, žiūrėk, dar čia švieselis yra. Tai vat iš tikrųjų mes šitų papildom, bet mes irgi esam tokių irgi išgirdę, kad mums sako, nu, jums tai gerai, kad jūs čia dviesi, viskas ok, bet aš tai negalėčiau, pavyzdžiui, su kažkuo daryti. Aš viena ar vienas, aš žinau taktika, man su niekuo nereikia tartis, ten derintis ar dar kažką. Tai normalu. Biznėje draugų nėra ir iš tikrųjų čia kiek yra tų įsitikinimų, pamatysit, kada jau tuoj čia viskas pasibaigs, jau tuoj čia susipyksit. Nes aš iš tikrųjų, aš kartais kaip prisiklausau, tai aš galvoju, vat, paskui tai rimtai, čia nejaugi tai bus, kaip čia, nu, vat, ar gali tai būti, nes tikrai žmonės turi tą įsitikinimą arba patirtį. Taip. Kad vat, žodžiu, negali mes būti. Mes nesakom, kad čia bus tik gėlytis pas mus ir gal kažkada. Santykių kūrime visada yra viskuo, kaip, pavyzdžiui, su partneriu. Ir tai yra gebėjimas kurti santykį. Komandai, Mastermind komandai, tau irgi reikia kurti santykį. Priimti vienas debilas, trečias tokios metą nemoka. O kaip tau neaišku, kad čia gera easy. Šita lėta, šita flegmatikė, šita per greita, šita pleputė, šitas humoro jausmas kažkoks debiliškas. Ir realiai tu bandai priimti visus besąlygiškai. Ir suprasti, pavyzdžiui, kas mane dievina Mastermind grupėse arba komandiniam darbė, kada mes kiekvienas turim savo gebėjimus arba savo supergalės, talentus. Ir tada, kada mes suprantam, kad čia yra mano supergalia, pavyzdžiui, dabar pas mane yra nuostabi Mastermind grupė, čia gyvai, mes jau susitinkam Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, viena aфиgenai tvarkosi su santykiais. Nu, tarsi, jie tikrai žino. Aš tik pradedu kalbėti, sako, dėl to tu darai tą, reikia daryti tą ir viskas. Šitą turi, realiai žinomumą, televizijoje, sklaidoje ir taip toliau. Trečias su dirbtiniu intelektu, šitas su socialiniais tinklais, šitas su kūnu, ta prasme, ten, bet koks. Įsivaizduoju, tu turi komandą, kur kiekvienas turi supergalę, o tu gyvenime vis tiek nori gyventi subalansuotai. Sutinkat? Ir tą nori suprasti, kaip daryti. Ir tos užklausas gyvenimiškos arba problemos, realiai jos keičiasi. Susirgau, tada reikia ten, dabar toks tikslas. Ir pas tavai yra komanda žmonių, kurie gali tau padėti skirtingose gyvenimo sferose. Ir vyksta tokia difuzija tarp jūsų. Tai yra taip gražu, tai yra taip nuostabu ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs irgi esat paroje. Ir taip gražiai vieną kitą papildot, jūs tokia energija, tokia lengvumu viską darot, labai kaifovas su jumis ir būti, ir bendrauti čia, ir stebėti tą, ką darot. Labai dėkuoju, kad pakvietėt. Ačiū. Labai ačiū tau, Marina, ir iš tikrųjų aš taip sėdžiu ir negaliu patikėti, kad čia sėdi tu ir čia yra įrodymas, kad kažką, apie ką mes galvojam ar ne, apie ką mes matom,
Tai vat realiai labai greitai ima ir išsipildo. Tai tikrai vat aš stebėjau tave ir negaliu patikėti, kad tu esi čia ir tikrai labai dėkuoju, kad esi čia. Nes tu padarai veiksmą, tu parašai ir viskas. Ašgi nežinojau apie tave, bet tu padarai veiksmą. Tai va, tai ačiū dar Ačiū kartelį tau. tau ir ačiū visiems, kas klausėte. Tikimės, kad rasit kažką savo, kad rasit kažką bendro ir iki kitų kartų. Ačiū labai, ačiū, kad klausėte. Viso